Tyrėjai išsiaiškino, kad daugiau nei 90% nuo 9 iki 11 metų amžiaus vaikų atitiko vidutinio ar intensyvaus fizinio aktyvumo lygį rekomenduojama vaikams. Tačiau nuo 15 metų tik 31% išlieka tokie pat aktyvūs darbo dienomis ir tik 17% savaitgaliais. Mokslininkai apskaičiavo, kad fizinis aktyvumas kasmet mažėja maždaug 40 minučių per dieną. Tai yra faktai, bet yra viltis. Net ir 15 minučių pasivaikščiojimas kasdien naudingas sveikatai. Jei jūsų vaikai nesportuoja dažnai, skatinkite šeimos veiklą, pavyzdžiui, važinėjimą dviračiu, žygius pėsčiomis, žaidimą su kamuoliu ar plaukimą. Aktyvių šeimos užsiėmimų planavimas palaikys jūsų šeimos sveikatą ir gerovę.